Labą diena, mano vardas Alma ir šiandien kalbėsime apie kosmetikos gaminių saugą. Taigi, šiandien aptarsime teisinį reguliavimą, kas yra aktualu, kalbant apie kosmetikos gaminių saugą, pristatysiu tarnybos veiklą ir pateiksiu keletą pavyzdžių. Pagrindinis dokumentas, kalbant apie kosmetikos gaminius, yra 2009 metų Europos parlamento ir tarybos reglamentas numeris 1223 dėl kosmetikos gaminių, kuriuo yra nustatomos taisyklės, kurias turi atitikti visi rinkai pateikiami kosmetikos gaminiai, kad būtų užtikrintas vidaus rinkos veikimas ir labai gera žmonių sveikatos apsauga. Kalbant apie saugą, turiu paminėti ir Lietuvos higienos normą numeris 64, kuri vadinasi kosmetikos gaminiai mikrobinio užterštumo ribinės vertės. Ir šioje higienos normoje yra nustatytos leistinos kosmetikos gaminiuose mikrobinės taršos ribinės vertės. Kalbant apie reglamentą dėl kosmetikos gaminių, aktualus yra 3 straipsnis, kuriame kalbame apie saugą. 3 straipsny yra numatyta, kad rinkai tiekiami kosmetikos gaminiai turi būti saugūs žmonių sveikatai, jeigu naudojami laikantis įprastų ar numatomų naudojimo reikalavimų, ypatingai atsižvelgiant į atitiktį direktyvai numeris 87, pasvirasis brūkšnelis 357. Tai yra kosmetikos gaminio pateikimas ir visų pirma jo forma, kvapas, spalva, išvaizda, pakuotė, ženklinimas, tūris ar dydis neturėtų kelti pavojaus vartotojų sveikatai ir saugai dėl panašumo į maisto produktus. Taigi kosmetikos gaminys neturėtų būti panašus į maisto produktus. Taip pat kosmetikos gaminiai turi būti saugūs atsižvelgiant į ženklinimą, su naudojimu ir išmetimu susijusius nurodymus, taip pat nuorodos ir informacija, kurias pateikia atsakingas asmuo. Taip pat norėčiau aptarti pagrindinius reglamento priedus, kurie yra aktualūs, kalbant apie kosmetikos gaminių saugą. Tai yra 2 priedas, kuris vadinasi kosmetikos gaminiuose draudžiamų medžiagų sąrašas. Atkreipiu dėmesį, kad šiame sąraše yra įrašyta 1730 cheminių medžiagų, kurias yra draudžiama naudoti kosmetikos gaminių gamyboje. Reglamento 3 priede yra nurodytos įrašytos 378 cheminės medžiagos, kurias leidžiama naudoti kosmetikos gaminių gamyboje, tačiau šioms medžiagoms yra numatyti naudojimo apribojimai. Ir aktualus mums 5 priedas, kuriame įrašyta 60 cheminių medžiagų, kurias yra leidžiama kaip konservantus naudoti kosmetikos gamyboje. Noriu atkreipti dėmesį, kad šie ir kiti reglamento straipsniai nuolat yra keičiami, papildomi, atnaujinami ir vadovaujantis mokslininkų išvadomis gali būti taip, kad kosmetikos gaminiuose leidžiamos ar ribojamos medžiagos gali būti perkeltos į 2 priedą, tai yra uždraustos naudoti kosmetikos gaminių gamyboje. Ir dabar aptarsime tarnybos veiklą susijusią su pavojingų gaminių nustatymu. Reikia paminėti, kad šiais metais tarnyba jau nustatė 22 pavojingus kosmetikos gaminius. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad šis skaičius yra beveik 30% didesnis negu praėjusiais metais nustatytų pavojingų gaminių skaičius. Vėl grįžtame prie reglamento 2 priedo, kuriame yra nurodytos kosmetikoje draudžiamos medžiagos ir noriu pažymėti, kad tarnyba šiais metais nustatė pavojingus kosmetikos gaminius, kurių pakuotės ženklinime pateiktame ingredientų sąraše yra nurodytos šios cheminės medžiagos. Tai butilfenilmetilpropionalas, hidroksiizoheksil 3 cikloheksanė karboksaldehidas ir ciklotetrasiloksanas. Kodėl miniu būtent šias 2 priedo medžiagas? Tai yra todėl, kad būtent su šiomis cheminėmis medžiagomis susidurime dažniausiai atlikdami rinkos priežiūrą. Taigi
Šios cheminės medžiagos yra dažniausiai sutinkamos, vertinant kosmetikos gaminių ženklinimą ir jų ingredientų sąrašą. Pateikiu keletą pavyzdžių šiais metais nustatytų pavojingų kosmetikos gaminių ir būtent šių gaminių ingredientų sąraše buvo nustatyta cheminė medžiaga butilfenilmetilpropionalas. Noriu atkreipti dėmesį ir į reglamento 5 priedą, kuriame išvardinti konservantai leidžiami naudoti kosmetikos gaminiuose. Taip pat norėčiau pažymėti, kad tarnybos specialistai atlikdami rinkos priežiūrą taip pat atrenka ir kosmetikos gaminių bandinius. Bandiniai yra siunčiami į laboratoriją ir šiais metais, remiantis laboratoriniais bandymais, buvo nustatyti pavojingi kosmetikos gaminiai, kurių sudėtyje esančių konservanto metilparabeno ir fenoksetanolio kiekiai viršijo didžiausią leidžiamą koncentraciją. Atkreipiu dėmesį, kad konservantai, metilparabenas ir fenoksetanolis nėra draudžiami kosmetikos gaminių gamyboje, tačiau minėti kosmetikos gaminiai buvo pripažinti pavojingais, kadangi gaminiai buvo pagaminti nesilaikant reglamento 5 priede šioms cheminėms medžiagoms nustatytų apribojimų. Kalbant apie kosmetikos saugą, aktuali yra, kaip minėjau, ir 64 Lietuvos higienos norma. Taipogi noriu informuoti, kad atrinkus kosmetikos gaminį bandymams yra tyriama ir gaminio mikrobiologinė tarša. Taigi šiais metais tarnyba, remiantis laboratoriniais bandymais, nustatė pavojingą kosmetikos gaminį, kuriame aerobinių mezofilinių bakterijų vertė viršijo didžiausią leistiną kosmetikos gaminių mikrobinio užterštumo ribinę vertę, kuri būtent yra nustatyta 64 Lietuvos higienos normoje. O daugiau informacijos apie Lietuvoje ir iš tikrųjų visoje Europos Sąjungoje nustatytus ne tik nesaugius kosmetikos gaminius, bet ir apskritai apie nemaisto gaminius galite rasti SafetyGate portale, tai yra Europos Sąjungos skubių pranešimų apie pavojingus nemaisto produktų sistemoje saugos vartai. Dar šiek tiek svarbios informacijos, į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kalbant apie kosmetikos gaminių saugą, tai norėčiau pažymėti, kad brangus kosmetikos gaminys nėra lygus kokybiškam kosmetikos gaminiui. Taip pat pastebėjome, kad didžioji dalis šiais metais nustatytų pavojingų kosmetikos gaminių buvo pagaminta ne trečiosiose šalyse, tačiau Europos Sąjungos valstybėse. Bei svarbus aspektas, randant pavojingus kosmetikos gaminius rinkoje, yra kosmetikos gaminio partijos numeris. Ir pažymiu, kad kiekvienas kosmetikos gaminys turi pagaminimo partijos numerį, kuris padeda identifikuoti, kada gaminys buvo pagamintas. Ir paskelbus kosmetikos gaminį pavojingu, sprendimas galioja tik konkrečios partijos gaminiui. Todėl gamintojui pakeitus kosmetikos gaminio ingredientų sąrašą, tai yra pašalinus draudžiamą medžiagą iš sudėties, tačiau nepakeitus kosmetikos gaminio pakuotės išvaizdos, to vizualaus vaizdo, visada vertėtų patikrinti kosmetikos gaminio partijos numerį, ar būtent šio partijos numerio gaminys buvo paskelbtas pavojingu. Daugiau naudingos informacijos bei aktualių pranešimų galite rasti tarnybos internetiniame puslapyje, taip pat tarnybos socialinių tinklų paskyrose.